Taigi, sveiki visi. Kai matot, voriukas mano, daug kas labai prašot motovlogų po praeito video, tai nusprendžiau padaryti. Tai štai motociklas mano, šiaip atrodė visai kitai, bet dar yra ką jam padaryti. Pavyzdžiui, veidrodžius pakeisti, sėdynę reikia pakeisti būtinai. Nu, pačiai sėdynė gerai, bet reikia užvalkalą kitokį, nes matot, mėlynas spalvos su violetinė biškį nelabai dera. Tai va, taip, tai visai gražus. Man patinka, tik tai šiek tiek purvinas, bet dabar, nes kai ruduo ateina, vis tiek, žinot, jau būzos visokios prasideda, tai labiau vis apsitaško, variklis irgi va, aptaškytas, bet nieko, nusiprausiu, gal rytoj po apačiai lygiai tas pats darosi. Tai taip, pernai metais, jeigu žiūrėjot mano motovlogą, tai turėjau derbį sendą, norėjau ten pat video pradėti, kaip pernai su derbiu, bet ta vieta buvo užimta, tai šiek tiek kitur susiradau, krūmynuose kažkokiuose, tai čia, nežinau. Tikėkimės nieks netvažiuos, nes aš čia kelią užblokuoju. Tai šiemet vasaros pradžioj išsilaikiau A1, tai praktika. Teoriją išsilaikiau balandžio ten vidury, gal kokią 13-15 dieną, dabar tiksliai neatsimenu, bet kažkas po mano gimtadienio buvo. Tai labai smagus aparatas. Ką galiu pasakyti, nuo derbio 7 kubų labai daug nesiskiria pagal gale. Bet kas man patinka, nu vis tiek čia yra keturtaktis, garsas yra fainesnis ir kitas dalykas, kūro sąnaudos daug geresnės yra, daug daugiau gali važiuoti, nereikia skiest kūro, tai gali nuvažiuoti į degalinę ir tiesiog užsipilti, nereiks ant motociklo kratyti, kad sumaišytum tepalą su kūru. Tai tom fainiau yra ir šiaip, keturtakčiai yra ištikimesni, man su derbiu daug problemų buvo, tai dėl to keturtaktis fainas dalykas man. Ir šiaip, man asmeniškai motociklai patinka aukštesni. Šitas, kai matot, man yra net iki kur. Bet čia yra, nepamirškit, ne RS Yamaha VR X, o Yamaha VR R. Tai čia skaitos ne supermoto, čia yra enduro. Ir kuo tai skiriasi, tai, žodžiu, priekinis ratas yra daug didesnis negu galinis. O supermoto, tai, žodžiu, eina lygiai tokie patys ratai gale, kaip ir čia va. Tai dėl to šitas yra daug aukštesnis motociklas, bet šiaip nežinau, man visai normaliai. Pradžiai nelabai kažkaip žiūrėjęs, bet dabar jau grafikas užsidėjus naujas, taip toliau tai fainai. Tai grafikas tikriausiai matot, kad yra bold, ženkliukas jų. Tai brangios pakankamai, daug kas klausit klausimų dėl tų grafikų tik tokia. Tai pačios grafikos 350 €, plus, matot čia pagal save šiek tiek. Tai va, meškutis, YouTube'as, nu, ten žodžiu, suprantat. Jisai buvo pats mėlynas, be jokių grafikų, tiesiog keli Yamaha lipdukai užklijuoti. Štai čia, kai matot, yra tubas, čia ne pats ratlankis, o tiesiog tuba uždėta. Iš Temu nusipirkau ten už kelis eurus tų tubų. Aišku, jeigu pirksit, tai žinokit, užuojautą jūsų pirštam, nes, ojei, kaip susiknėsit pirštus, žiauriai skauda. Nes bent jau tos, kur aš pirkau, tai buvo labai ploni ir reikėjo su pirštais va taip pravaryti, o čia plastikas ir jis pakankamai dar aštrus, tai labai pirštų susivariau, bet uždėjau ant priekinio, uždėjau ir ant galinio. Tai va, matot, nusiprausti tikrai labai reikia. Reikia veidrodžius būtinai pakeisti, labai kažkaip keistai atrodo šitie tokie apvalūs, biški gaidiškai, dar būtų su forma, tai dar, bet čia tokie mech. Tai gripus esu pasikeitęs, va, čia yra violetiniai. Su mocos spalvom dera. Kaip sakiau, sėdynė bus pakeista. Pakeistas yra duslintuvas, matot, va dabar eina per čia. Taip, tai va per čia jungdavos. Ir kokį duslintuvą turiu? Ne kokį Fake Akrapovičių, o Black Widow čia stovi. Šiaip labai garsus duslintuvas, bet nežinau, pravažiavau gal 1500 km šiais metais ir dar kol kas policijos nebuvau sutikęs, tai kol kas gerai. Tai štai čia vietų varžtų esu štai tokius įsidėjęs, čia tiesiog pagražinimai, matau vienas va nukritęs. Visų neužteko ant visų varžtų, bet ką darysi. Taipogi grupė čia stovi ir salas įdėtas, čia jau buvo prieš man perkant, aš nieko nedarau dėl galios. Tai va, problemų su juo turėjęs esu vieną kartą tik tai, buvau pasivažinėti išvažiavęs, lietus pradėjo lyt, pasiklydau biškį. Tai kas buvo, nustojo veikti posūkiai, priekiniai ir galiniai ir kai matot, žinot, čia yra ekranas ir ekranas nustojo veikti, nemačiau nei greičio, nei nieko. Ir kokia čia problema buvo, tai žodžiu, saugiklis sudegė. O po to su jo problemų kaip ir neturėjau daugiau, kas yra gerai. Tikiuosi ir nebus jau, nes su derbiu pakankamai prisikankinęs buvau. Žiūrėkit, kokiam miške randuosi. Žiūrėkit, gal grybą kokį pamatysiu.
bet aš nelabai ką čia atpažinsiu. Kelis grybus tai žinau. Tai va, spėju lipam, pasivažinėsim šiek tiek. Nežinau, kaip bus su garsu. Tikriausiai miškuose pavažinėsim, dėl to, nes neturiu aš mikrofoną. Nu, turiu mikrofoną, bet su GoPro yra labai durnas dalykas, tai reikia adapterį pirkti. Adapteris gal 7 €. Ir tas adapteris tik tai tam, kad galėtum prisijungti mikrofoną. Tai dar mikrofonas ir adapteris viskas kainuoja. Tai kaip čia bus, spėjau, kitiem metam. Tai va, šiaip duslintuvas pakankamai garsokas, tai irgi nežinau, kaip bus su garsu. Bet jau dabar nezvimbia, jau bezda. Tai jo. Padangos pakankamai plikos, skirtos važinėti tikrai ne laukais. Nu, bet jau šiemet tikrai nemanau, kad keisios. Jau atvažinėjau nemažai. Vasarį mėnesį nusipirkau. Tai va, rida 19 000 su biškiu, man rodos, tai irgi pakankamai labai nedidelė. Nu, ir manau, lipam ir bandom pasivažinėti biškį. Tai va, turiu savo profilaktiškas iš pirštinės, kurias tikriausiai esat matę ir Temu, ir AliExpress ir taip toliau. Vup. Šiaip kūrėsi žiauriai gerai. Galima sakyti, tik paspausti ir jisai užsikūrė. Tai reikėtų dar šitas rankinėlės patvarkyti, nes mato tokios klibančios labai gaunasi. Tai va. O rida... Ai, net 19 000 dar nėra, tai labai smagiai. Šiaip man patinka šitas ekranas, rodo neutralą, taip toliau, nes būdavo su derbiu įmušį ir nežinai kokį. Aišku, kartais jau atėjo, kartais, nu, tiesiog neįsivaizduoji, tai būna užgesdavai. O čia viskas labai patogiai, matosi, tai tas man patinka. Nu, va, žiūrėkit. Skamba gražiai. Nežinau, man tikriausiai reikės parėkaut, kad mane girdėtumėt, bet sakau, nevažiuosim tikriausiai keliu, nes tada iš viso manęs negirdėsit per tą vėją. Reik man mikrofoną būtinai. Nu ką, pradedam. Čia biški nemažai žolių. Ir labai nenoriu prasileist, nes pas mane padangos palikos. Biškį koją gavau. Kažkokią tai šakolę. O, ten buza. Ten buza. Šone matau, gal pravažiuosiu. Jo. Žiūrėkit, čia kokia buza. Medis nugriuvęs. Mačiau lovį, tai tikriausiai ten šeria šernus ir galbūt medžioja, nežinau, nesu medžiojęs, tai negaliu pasakyti. Ten kažkoks kelias.
Tai va, taip šito video ir pabaigsim. Varau namo, žodžiu, štai žiriukas, ramu. Reiks šiemet čia pavaryti lydeko pagaudyti. Tai va, ačiū, kad žiūrėjot. Gero važinėjimo jum, saugiai ir iki.